Kai kuriem labai nepatinka va šita va plastikinė detalė. Visaip negražiai vadina, dark wheel, dar ten visokiai žodžių. Šitas va žmogus važiuoja realiai daug, galbūt ne tiek daug, kiek jis norėtų važiuoti, bet keliauja, pasiryžta. Čia yra savininkas iš kanalo, YouTube'ą irgi turi, broliai Mina. Tai vienas iš tų brolių, va, jo dviratukas. Pavarų sistema gan paprasta, čia Salexas 200, man atrodo, čia vienas iš tų paprastesnių variantų, kur su mechanika, su mechaniniais stabdžiais, SORA pavarų sistema, 9 pavaros. Ir šitas, būtent šituo konkrečiu atveju apsauga šita, jinai neleidžia mum patekus grandiniai už kasetės, neleidžia mum pažeisti stipinų, ypatingai tuomet, kada jūs minat ant apkrovos, kažkur keliaujat arba į kalną, irgi gali taip atsitikti ir jūs nupjausit stipiną. Ir vat ne vienas dviratis yra pas mane atvažiavęs be šitos apsaugos, tai būna arba stipinai su pažeidimais, arba su nupjovimais. Jeigu jum pasiseka ir jūs nesugadinat stipino, nenupjaunat jo, tai jisai vis tiek praranda savo savybės, jisai toj vietoj atsileidžia, pasidaro aštunkė ir visi kiti va šitie niuansai. O kodėl taip gali būti? Jūs vat man pasakysit, jeigu gerai sureguliuota, nieko nereikia ir nieks niekur neperšuka. Bet tai tiesa tik iš dalies, dėl to, kad jeigu jūs transportuojat dviratį, keliaujat kažkur tai ten, va, čia bagažinė netgi kitą kartą būna uždėta, čia yra varžteliai, kurie yra naudojami, žmogus naudoja bagažinę, užsikrauna pilnai, bagažinė su tom tašėm gali atsiremti į perjungę auselė gali šiek tiek nulinkti, čia matom netgi pažeidimus, va. Vadinasi, buvo arba atremtas, arba su juo buvo griūta, kelionėje visko atsitinka. Ir sakyti, kad šitas dalykas nereikalingas, pusė tiesos ir pusė klaidinančiai. Ir kai mes sulenkiam, atsisėdam ant dviračio, mes galim net nepastebėti. Pradedam minti, tašės sunkios, mes pavargę, ne viską pastebim, jungiam pavarą, pradedam kažkur arba į kalną, prasidėjo kalnas, galvojam, kažko pavaras blogai, taip sunkiai minasi ir dar paskutinį jungimą pavarom, perjungė auselė sulenkta, perjungė sureguliuotas ir įstipinus kartu su visko, su grandinė. Realiai pasiseka, jeigu letenėlė perjungė įstipinus neįlenda. Tai va, tai būtent šiuo atveju aš šitą apsaugą net nenuimu ir net nesiruošiu nuimti. Va, mes keičiam šiuo momentu kasetę, grandinę, jau nusidėvėję, bet paliekam šitą apsaugą. Tiem atvejam, kaip jau ir paminėjau. Nereikia ten sakyti, kad čia tik dviratis papuola į dirbtuvę, reikia nuimti. Ne visada. Taip, sutinku, ten, pavyzdžiui, ant mano dviračio, kai būna didžiulė kasetė ir ten ta apsaugėlė tokia plonytė, į ją grandinė atsiremia, duodam apkrovos ir prasmunka žemyn. Ir lygiai tą patį mums padaro. Jinai tiesiog užstringa tarp tos apsaugos ir kasetės. Tai čia jau tie kiti sprendimai, galbūt ta apsaugėlė turėtų būti didesnė, bet jinai ten netelpa, neatlieka funkcijos. Bet 9 pavaros, 32 kasetė, keliaujam, transportuojamės, griuvimai, bagažinė, tašės. Kiek aš čia jau išvardinau? 5 priežastis ar 4? Neskubėkit nuiminėti.